Sveiki, aparatūros fanai. Šiandien jūsų laukia labai įdomios temos. Tai visus noriu pasveikinti su praėjusiomis šventomis kalėdomis. Na ir pradedame tarp šventinį sezoniuką. Tai pakalbėsime šiandien apie GU81 lempas. Tai mažai kas konstruoja pasaulį su šiom lempom, nes pasakysiu kodėl video eigoje, kodėl taip yra. Audio parodoje Varšuvoje teko paklausyti šių lempų, tai iš mano sekėjų ne vienas yra pradėjęs dabar konstruoti stiprintuvų projektus. Tai būtent tai ir aptarsime. Kita tema, ką radau po eglutę per kalėdas. Na irgi bus labai įdomu, nes gavau kai ką šiek tiek retesnio, audiofiliško. Ir apie tai pakalbėsime plačiau. Papasakosiu apie stiprintuvų testus. Nesenai teko išbandyti nemažai stiprintuvų, tai tikrai turiu daug dabar ką papasakoti. Na ir žinoma, pakalbėsime apie Edvardo Bielskio ir mano konstruojamą stiprintuvą, jo projektą, papasakosiu apie darbus atliktus prie šio stiprintuvo. Tai toks laukia šiandien video, kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam! Tai pradėkime, manau, nuo Tanojų istorijos. Gavau, savo pasidovanojau tiksliau prieš kalėdas Tanoj SRM 12X, tai tikrai gan retos kolonėlės Lietuvoje. Kaip žinia, esu turėjęs Tanoj Cheviot senuosius, tai pakalbėsim trumpai dabar apie šios Tanojus. Kodėl? Pamačiau, nesu matęs Lietuvoje pardavime, pamačiau, kad arti Šiauliuose netoli manęs, susigundžiau ir dėl to nusipirkau. Pirmi įspūdžiai iš pradžių, toksai kaip visą laiką Tanoje tokie nėra vavo vyva. Bet dabar klausau jau antrą savaitę, parinkinėjau stiprintuvus, tai tikrai labai patinka. Tai apie Tanojus tikrai nufilmuosim ateityje video, pažiūrėsime į vidų, kokie garsiakalbiai. Pakalbėsim apie restauravimą, nes reikės atlikti nemažai darbų, bet tai pasiliksime ateičiai. Tikrai puikia dovana, kurią savo pasidovanojau, neeilinė. Šie Tanojai tikrai skamba kitaip negu Cheviotai, skambesys jų detalesnis, toksai gal, sakyčiau, netgi aštresnis, su kai kuriais stiprintuvais aštriau groja. Bet klausant, atitaikius stiprintuvą, tai tikrai tos kolonėlės, kurios tikrai stebina. Tai apie Tanojus tiek, tada pakalbėsime toliau apie kitą dalykėlį, kurį nesenai dariau. Tai kai nusipirkau Tanojus, buvo atvykęs mano draugas, ir testavom įvairius stiprintuvus su šiais Tanojais. Kas bebūtų, kaip bebūtų keista, tai geriausiai susigrojo iš jo atsivežtų stiprintuvų, tai Sirus 7 stiprintuvas. Tikrai geriausiai kažkaip sudėrėjo, susigrojo su šiom kolonėlėm, bet bandėm su šiom kolonėlėm tokius stiprintuvus kaip Lean Magic. Po to klausėme Pošiūrę, nežinau tiksliai modelio, klausėm iš naujesnių Arkam receiveriai irgi. Bet geriausias, kaip sakau, susigrojimas buvo su Sirus 7. Tai vad, kas turit senus vintažinius Tanojus, šiuose Tanojuose, kiek skaičiau, liktais yra Gold'e tie patys driveriai eina, tie patys garsiakalbiai Tanoj Gold serijoje. Tai tikrai su Sirus 7 puikiai skamba, puikiai susigrojo, iš tranzistorinių. Aišku, klausėm ir Edvardo Bielskio sukonstruotą stiprintuvą su push-pull tipo, tai tikrai irgi labai puikiai susigrojo, apie jį pakalbėsim šiek tiek vėliau. Tai tokie mano naujausi buvo testukai, aišku, dar daug yra medžiagos ir iš Varšuvos. Tai jeigu kam įdomu, tai laukiu komentarų, parašykit komentarą, ar norit pamatyti daugiau iš Varšuvos kažkokių video, nes tų peržiūrų kažkaip labai daug nebuvo, tai dėl to ir nebedariau. Aišku, Patreone, kas mane stebi, tikrai yra daugiau ir perklausų, ir testų, daug susilaukiau čia visokių žinučių, kad čia prasta kokybė. Čia. Yra kas mane remia, yra kas daug prisidėjo prie Varšuvos kelionės. Tai visas įdomiausias su autoriniam teisėm turinys yra Patreone. Kodėl? Dėl to, kad autorinės teisės, YouTube autorinės teisės, Facebook autorinės teisės, atsiranda skundai, negaunam už reklamėlę nei cento, Facebookas ir taip nemoka nieko mums už reklamą. Bet dar ir matomumas sumažėja. Jeigu įdeda muzikas autorinėmis teisėmis, kiaurai eina laiškai be sustojimo ir būna labai blogai, niekas nebepamato kūriamo turinio. Tai
nereikia pykti tikrai, Patreon yra ta platforma šiuo metu, kuri nėra apribojimų, galima dėti kokią nori muziką, ką nori galima kalbėti, nėra cenzūros ir taip toliau. Tai kam labai patinka mano kūriamas turinys, tikrai rekomenduoju už kavos puodelį, už puodelio kainą tikrai galit prisijungti ir pamatys tikrai daug daugiau turinio, nes kiekvieną savaitę stengiuosi nufilmuoti papildomą turinį. Tai tokios temos. Dabar pakalbėsiu apie A klasės projektą, kuris yra konstruojamas. Senai bekalbėjau apie A klasės projektą, stiprintuvą, kurį suprojektavo Edvardas Bielskis, kurį renkuosi savo. Na, nemažai dalykėlių ir aš pats savo čia susiprojektavęs esu pasidaręs. Kol kas darbai juda į priekį, tai dabar papasakosiu, ką padariau nuo paskutinio karto. Aišku, Patreonai daugiau visko žino, nes praktiškai kiekvieną savaitę kalbam apie šį stiprintuvą ir jo projektą. Tai šis stiprintuvas buvo atlikęs matavimus A klasėje apie 15 vatų RMS galios turi ant kanalo. Na, tai tikrai pakanka, galima aišku pasididinti lengvai galę. Tai dabar naujausi mano darbai prie šio projekto buvo daugmaž prasivedžiojau jau visur laidus, aišku, dar nėra pilnai viskas pritvirtinta. Gavau nemažai dalių, kurias montuosiu, tai bus montuojama ir galės pasiderinti priekį bus ekranėliai biesą, tai montuosi šitoje vietoje. Na, parsisinčiau daugiau tų visokių garso reguliatorių, pavyko visiškai užgesinti triukšmus, tai kol kas naudoju šitą. Aišku, čia nesimato galiniai dalyje, yra dar vienas transformatorius, ne, dar 2 transformatoriai, krūvo relių įvairių, viskas yra izoliuota, atskirta, kad niekas netriukšmautų tarpusavyje. Na, čia yra tokia monoplokštė suprojektuota, esam pagaminę dabar gamyklinį variantą, laukiam iš Kinijos. Čia dar viena monoplokštė, filtravimui, triukšmam nufiltruoti yra suprojektuota. O čia yra Edvardo Bielskio suprojektuota stiprintuvo dalis. Irgi čia kol kas tokia versija, bet esam irgi užsakę plokštės jau fabrikinį variantą, irgi parkeliaus, sulituosim, tai bus kaip iš gamyklos. Korpusą naudoju, jeigu nebuvau minėjęs, tai naudoju AVC A1 SR Denono. Tai čia irgi perdarinėjau, kaip matot, viską išėmiau, čia bus indikatoriai. Čia bus irgi ekranėliai 4 ar 3, ar 2 ekranėliai ir 3. Bus 2 reguliatoriai, bus galima pasiderinti, na, biesą, pasireguliuoti darbo taškus. Aišku, šita panelė priekį keisis, nebeliks jokių Denon užrašų. Bet kaip bazę pasirinkau šitą naudoti. Na, šitą stiprintuvą darausi savo, aišku, čia. Čia nebus kažkoks nei pardavimui, nei kam. Darausi grinai A klasės. Tokį stiprintuvą, kokį pats noriu. Tai vat, nemažai darbų padaryta, tai kam įdomu tas turinys, daugiau apie stiprintuvo patį procesą, progresą gamybos, tai kviečiu tapti dar kartą Patreonu, prisijungti prie YouTube mokamos prenumeratos ir pamatysite tikrai daugiau video apie šį stiprintuvą, nes planuoju nemažai dar nufilmuoti pasakojimų ir darbų eigos. Na, tai tiek apie šį stiprintuvą. Na, po A klasės projekto pakalbėjimo, apžiūros, dabar pakalbėsim tema, kurią pamatys tik tai Patreon žiūrovai. Tai šiek tiek dabar medžiagos parodysiu bendrai visiems. Tai kalbėsime apie GU 81 lempas. Šiom lempom tikrai susižavėjo ne vienas mano fanas. Parodysiu stiprintuvą, kurį klausime, ir specifikaciją galite pasižiūrėti.